Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Mėgindamas spręsti Baltijos šalių energetinių salų problemą, ypač padidėsiančią grėsmę Lietuvos energetiniam saugumui po Ignalinos atominės jėgainės uždarymo šių metų pabaigoje, Europos komisija parengė ES Baltijos jūros strategijos projektą. Aš kreipiausi į Europos komisijos energetikos ir transporto direktoratą suteikti galimybę susipažinti su dokumentu. Man buvo atsakyta, kad su aukšto lygio grupe rengiančia projektą nebuvo diskutuota galimybė pateikti informaciją ir dokumentus viešumai, kai buvo suformuluota atsakyme Sharing with Outside World. Europos parlamentas vadinamas išoriniu pasauliu, kuriam informacija neteikiama. Apie kokias galimybės visuomeniai susipažinti su Europos institucijų dokumentais mes kalbame nebe pirmą kartą, jei piliečiams atstovaujantis parlamentaras neturi tokios teisės. Tai yra tiesiog katastrofa. Ačiū.